Labas vakaras, esu Eimantas. IT mokymo centre dėstau Adobe Illustratorių ir šiandien mūsų tema yra tekstūros Adobe Illustratoriuje. Pabendrinsiu ekraną. Kai jūs sudarote piešinį su Illustratoriumi, tas piešinys būna sudarytas iš spalvinių plotų, kurie plokšti, kurie lygus, tačiau iliustratoriuje nebūtinai taip visi piešiniai turi atrodyti. Jeigu šitas piešinys, kurį jūs matote, yra naudojamas mažas, tai gal tos tekstūros ir nereikia. Tačiau ar tai būtų iliustracija ar logotipas, jeigu jūs jį naudojate, tarkim, logotipą reklamoje, tada jau gali prireikti tekstūrų. Išdidinus tas vaizdas atrodys geriau, jeigu bus panaudotas kažkokie tai jautrūs toneliai. Tai šitas vaizdas, kurį jūs matote, yra sugeneruotas iš teksto į piešinėlį Illustratoriuje. Šiandien man nupiešė jį Illustratorius ir pabandysim su juo dirbti. Tai yra tipiškas vektorinis grafikos darbelis su tais plokščiais spalviniais plotais, šitą darbelį mes bandysime šiek tiek pavystyti, paduoti jam tekstūros. Ir paskui žiūrėsime dar ir kitus pavyzdžius. Ir būdai Illustratoriuje tekstūras naudoti yra ne vienas. Šiandien visų neaptarsime, tai aš tikiu, kad šitas tie video gyvi bus kaip ciklas apie tekstūras Illustratoriuje. Ir šiandieną daugiau kalbėsime apie tas tekstūros, kurios yra visada prieinamos Illustratoriuje, tai yra efektai, per efektus. Šitas darbelis, kaip aš minėjau, yra sugeneruotas Illustratoriuje, galbūt iš karto kažką suintrigavo, aš noriu parodyti, kaip tai padariau. Pradžiai nusipiešiu kažkokį tai nedidelį plotelį, kad Illustratorius būtent tokio dydžio pieštų. Kitaip jisai pieš per visą darbo lapą. Tai čia pažymėtas objektas mano, ieškau, kur yra text to vector ir galima pasirinkti, ar mes norime sudėtingesnio kažkokio tai objektą nupiešti. tą sudėtingumą galime pasirinkti dar ar daugiau detalių ar mažiau. Ir yra 4 variantai, ką jūs galite gauti. Tai objektas, kažkoks ženklelis, visa scena, kažkokia užpildyta ir ornamentinis užpildėlis. Tai aš ir naudojau subject ir čia ką prašiau, man patiko visai, ką Illustratorius pasiūlo, japoniškos kaukės temos. Tai čia yra vienas iš tokių iliustracijų. Tai tiesiog rašysiu. Ir generuojam. Parašiau laimingą japonišką kaukę, kažkiek tai trunka ir pasiūlo 3 variantus. Ir vieną iš jų padarė tokio dydžio, kaip aš apibraukiau tą stačiakampėlį. Jeigu galima čia pat pasirinkti vieną iš tų 3 variantų arba ieškoti dar daugiau. Dabar aš vieną dalyką noriu pasakyti. Kai jūs eksperimentuojat, matote, kai aš tik tai atžymiu arba vėl pažymiu, užtrunka, kol Illustratorius vėl sujungia tą savo mechanizmą su šita iliustracija. Ir tai tarsi toksai trikdis toliau vystyti. Ir netgi realiai aš galėčiau redaguoti vektorius
šito piešinėlio ir tas ryšys vis lieka. Būdas to trikdžio atsikratyti, kaip matote, taip gana nemaloniai reikia laukti, kol pagaliau čia vėl atsiranda tie piešinėliai, tai tiesiog išgrupuoti, nes ta grupė būtent ir yra susijusi su dirbtinio intelekto tuo varikliuku. Tai išgrupavus mes prarandame tą ryšį ir tada jau galime redaguoti, daryti su tą kaukę, ką tik norim. Ir dabar aš uždarysiu tą langelį. Tegul būna čia kamputyje naujas, bet man atrodo, beje, jeigu išsididintume, matote, kai kur nėra tobula ir verta padirbėti dar prie tų vektorių, pavalyti. Tai dabar apie tekstūras. Tai va, tipiniai tie, ar jūs plunksnelę pieštumėt, ar jūs kažkokiais kitais įrankiais, tos spalvinės dėmės bus plokščios ir turės griežtą ribą. Tačiau visai tai nėra būtinos sąlygos vektoriniai grafikoje, galima naudoti įvairiausius būdus, sušvelninti tas ribas ir suteikti tekstūras. Dabar kitam darbo lape aš turiu tokių paruoštukų ir čia eisime prie jų, bet čia aš turiu tokį vieną iš tekstūros skaidrios variantą, kurį aš čia ir norėsiu panaudoti. Noriu aš jį panaudoti iš nugaros, tai kaip šešėliuką. Ir netgi keletą jų ir taip pat būtų visai gerai, kaip šešėlį uždėti ant veido, apatiniai daly, užtamsinti tą raudoną. Tai tam nusikopijuosiu tą plotą raudoną ir užsikelsiu ant viršaus kopiją, čia yra kopija, ir vieną iš tų taip pat nusikopijuoju ir įkopijuoju už jo. Ctrl B spaudžiu. Dabar labai jau daug čia tos tekstūros ir tikrai ne koks vaizdas, bet mes įdėsime į tą raudoną dėmę, pažymiu ir tą tekstūros elementą ir raudoną dėmę ir kuriame kirpimo maskuotę. Kirpimo maskuotę galima joje judinti tą tekstūrą, ji sulieja tą tekstūrą, yra užstatytas tam grafiniam elementui, kuris tekstūruoja užstatytą multiply suliejimo būdas. Tai dėl to ta tamsi spalva susilieja su apačioje esančiu kitu raudonu plotu. Tai taip mes turime, jeigu pažiūrėtume į tą detalę, kuri turi tą tekstūrą atskirai, tai jinai atrodo vat šitaip. Ji yra skaidri ir įsivaizduokite, jeigu mes dirbtume prie sudėtingo piešinio, galima būtų pasiekti labai jautrių, tokių sudėtingų tonavimų. Tai toksai paprastas būdas jums parodžiau, galbūt įtikinau, kad verta bandyti su tekstūromis ir ką vis tik aš čia naudojau. Aš naudojau, kaip minėjau, tas tekstūras, kurios yra pačiam iliustratoriuje. Jos yra nuo labai senai kaip efektai, tačiau labai būčiau neteisingas, jeigu aš sakyčiau jums ypatingai pradedantiems, noriu taip, kad jūs ne nuo šito pradėtumėt ir tuos efektus naudotumėt labai atsargiai. Jie turėtų būti naudojami taip, tarsi niekas, tarsi jie nebūtų panaudoti, tarsi tik tai šiek tiek tos tekstūros, bet šitas saksofonas, kuris irgi buvo sugeneruotas tokiu pačiu būdu, aš tiesiog dabar
Gerai. Pritaikysim. Vienas iš būdų pritaikyti tekstūrą yra pasiekti efektus per meniu. Tai efekt ir man reikia texture ir grain. Tada pasižiūriu rezultatą, kurį duoda preview šitame lange, pasitikrinu stambumą šitos tekstūros, koks jos tipas, nes čia įvairiausių būdų pasikeičiu nustatymus, jeigu reikia, ir spaudžiu OK, ir mano tas saksofonas dabar jau nebe toks aštrus, turi tokį minkštą, tarsi būtų iš kažkokios atspausintas ant kažkokios medžiagos. Tai manau, čia dar toksai neįkyrus variantas, bet tai, ką jūs matote aplinkui, šiek tiek aštroka ir nesiūlau jų naudoti tų tekstūrų tokios, kokios čia matomos, bet aš tiesiog parodysiu, kur aš jas sugeneravau. Tai čia apačioje yra tekstūra, kuri vadinasi Graphic Pen. Dabar aš parodysiu, kur per kitoje vietoje, kur jūs galite pasiekti efektus ir šitas tekstūras. Tai yra per appearance skydelį, labai gera vieta jų ieškoti, todėl kad tekstūros jos yra valdomos appearance skydelyje. Tai čia jūs spaudžiate efektų mygtuką ir ieškote to efekto, kuris jums reikalinga. Tai mano rekomendacijos būtų eksperimentuoti su grupėmis Pixelate, tai Mezzotint yra keletas būdų, Pointillize, taip pat Texture, Texturizer, Grain, ką tik naudojame, Krakeliūro, nežinau kaip lietuviškai, tokio nenaudoju aš žodinę žodžio. Ir Sketch taip pat galima būtų pabandyti, tai būtų Graphic Pen. Ir aš jį dabar pritaikau ir jis yra, matote, aš turėjau žydrą foną, bet šita tekstūra yra tik tai juoda balta. Ir kaip jūs galbūt pastebėjote, tai yra ta pati tekstūra, kurią aš čia naudojau. Ji yra ta pati, tik tai aš čia padariau ją skaidrę. Ir netgi iš tikrųjų ją galima, aš ją paruošiau taip, kad ją galima būtų tonuoti. Tarkim, mėlyna, rusva, jeigu į šoną patrauksiu, gal ir ryškiau bus. Reiškia, čia aš ją galiu tonuoti įvairiom spalvom. Kas tai yra? Tai yra šita tekstūra, paprasčiausiai, jinai visą laiką prieinama po ranka ir ją galime, šitą objektą galime rasterizuoti ir paversti į rasterinį objektą, kuris yra juodai baltas, grayscale ir neskaidrus objektas. Tai aš taip rasterize. Taip ir padarysim su jumis. Grayscale. Ir kad būtų neskaidrus. Geriau būtų apsikarpyti. Apsikarpau. Ir turiu tokį iš efekto gautą tekstūros rasterinį objektą mano pasirinkto dydžio, kurį galiu tonuoti, spalvinti įvairiom spalvom ir daryti švelnų. Nebūtinai jis turi būti toks ryškus kaip tas juodai baltas. Galima jį visiškai nušvelninti
Ir jeigu užkelčiau ir norėčiau, kad susilietų su fonu, galima naudoti multiply. Tai iš tokio grubaus ir šiurkštaus jisai tampa labai jautrus. Tiesa, visi šitie efektai, kuriuos aš minėjau, yra rastriniai ir jie tinka tik tai tam tikro dydžio. Tai kaip ir visi rastriniai objektai turi tam tikro dydžio naudojami būti, jie turi tam rezoliuciją, kur reiktų neišdidinti jų, bet mes juk visą laiką galime pasigeneruoti didesnį. Kitas dalykas, kai jūs dirbate su rasteriniais šitais efektais, būtinas nustatymas yra dokumento pačio, document settings, kad čia būtų high resolution. Tada jums užsaugos tuos rasterinius, jūs vis tiek jūs eksportuosit, saugosite kaip PDF-us. Tai kadangi čia yra high resolution, tai yra 300 dpi, jums visą laiką tie rasteriniai objektai spaudai bus paruošti 300 dpi rezoliucija. Tai tiek šiandien ir pratęsime kitą kartą. Pakalbėsime dar ir apie vektorinį efektą, kurį galima taip pat labai jautriai naudoti. Tai siūlau pasieksperimentuoti su tom tekstūrimis, kurias minėjau, tačiau siekime, kad jos nebūtų akivaizdžiai matomos, kad būtų šiek tiek tik tai suteikta paviršiui tekstūros. Tai ačiū uždėmesi, iki kito karto.